Kasdien socialiniuose tinkluose matome šimtus įrašų, naujienų, nuomonių ar vaizdo įrašų. Vienas pasidalijimas, vienas paspaudimas ir informacija akimirksniu pasiekia tūkstančius ar net milijonus žmonių. Tačiau ir viskas, ką matome internete, yra tiesa. Socialiniai tinklai tapo vienu svarbiausių informacijos šaltinių, tačiau kartu jie sudaro palankias sąlygas plisti klaidinančiai informacijai, melagienoms, įvairioms manipulacijoms. Kodėl taip nutinka? Kas lemia, kad netikra informacija kartais plinta greičiau nei faktai? Ir svarbiausia, kaip kiekvienas iš mūsų gali atpažinti patikimą informaciją bei nepakliūti į dezinformacijos spąstus. Šių dienų informacija plinta internete tikrai labai greitai ir vien tik dėl to, kad žmonės yra linkę dalintis. O linkę dalintis dėl to, kad tiki ar galvoja, kad tai yra tiesa arba tema rūpi ir pasidalinamas, jeigu tai yra kvietimas į renginį, viskas gerai, bet jeigu tai yra informacija, kuri yra nepatikrinta, tai mūsų socialinis burbulas ir gauna visą tą informaciją, kur, sakau, tik įkeliam, pavyzdžiui, nežinau, mūsų atveju skelbimą kažkokį ir žiūrėk, jau ten vos ne 20 000 žmonių žino per visą Lietuvą, kad mums kažkokiu tai vyksta kažkoks projektas ar dar kažkas tai, bet įsivaizduokite, jeigu mes šitą patį algoritmą panaudotume klaidinančiai informacijai. Čia yra turbūt, nežinau, ne aukštojo mokslo reikalaujantis dalykas, bet kritinio mąstymo. Kritinis mąstymas yra tikrai neatsiejamas nuo šių dienų. Ir pirmiausia, ką mes mokinam savo jaunus žmonės, kurie ateina pas mus ir dalinamės su jaunimo darbuotojais, kad pirmiausia reiktų patikrinti, kas paskelbė, kodėl paskelbė, kokį jausmą sukėlė, kokia antraštė uždėta ir ar tą pačią informaciją galima rasti kitam socialiniam tinkle, ar tai spaudoje, ar kitam straipsnyje, ar kitoj platformoje. Ir jeigu informacija sutampa bent kažkiek, tai reiškia, kad bent dalis yra tiesos. Temos klaidinančios informacijos tampa, man atrodo, tos, kurios sukelia daugiausia emocijų, su kuriomis yra lengviausia užkelti emociją. Aišku, politika, gyvūnai, klimato kaita, kas liečia, nežinau, socialinę kokią nors apsaugą, dabar ypatingai koks nors ten švietimas ar egzaminai. Viskas, kas yra mum jautru ir kas liečia mus. Jeigu aš turiu vaikų, tai viskas, kas susijęs su vaikais. Jeigu aš esu, žinau, suaugęs ir turiu kažką iš senų žmonių aplinkui, tai man socialinė apsauga, kokia nors socialinė rūpyba. Viskas, kas su mumis susiję, tas yra mum jautru. Ir jeigu aš perskaičiau žinutę, man sukėlė kažkokį tai jausmą, reiškia, jau ta žinutė pasiekė tikslą ir nebūtinai yra teisinga. Ką daro dabar su antraštėm? Straipsnis toli nuo realybės. Antraštė mokslininkai padarė atradimą. Nei kokie mokslininkai, nei koks atradimas, nei kažką. Svarbu sukelti jausmą, kažkokį pasipriešinimų ar baimės ir tada su ta informacija ir suvaldyti mus. Jeigu nutiko nelaimė, karas, maras, nežinau, kažkoks tai užėjo invazinis dalykas, kažkas baisaus visada sukels didelį ažiotažą ir didesnę reakciją, nes žmonėms rūpi, nes jiems baisu. Nes sukėlus baimę, visą mūsų sąmoningumą yra lengva valdyti. Jeigu sutiko kažkas gero, gerai, pasidžiaugim, bet pamiršom. Bet jeigu atėjo kažkas iš to tokio blogesnio varianto, pažiūrėkit, net galima būtų kokį tyrimą padaryti, įkėlus blogą kokią nors, nežinau, kažkas nutiko, kiek kartų yra persidalinta ir kai yra nutikę koks nors gražus renginys, gražus įvykis, kiek įvyko persidalinimų. Žmonės linkę, ir aš nežinau, ar tai yra blogai ir gerai, bet žmonės yra linkę dalintis nepagalvoję. Kai nutinka nelaimė, norim prisidėti, viskas gerai. Tai yra mūsų pareiga, kaip visuomenės, dalintis pagalbos šauksmu. Bet jeigu mes dalinamės nepatikrinę faktų, ar tai iš tikrųjų nutiko, ar kiek yra pasinaudojama nelaimingas atsitikimais, kad padėkit, nors nelaimės net neįvykę. Tai va čia yra kritinių mąstymų, patikrinti faktą, sužinoti informaciją. Tai, ką mes žiūrim, daro įtaką, kokią mums žinutę mes gaunam. Mūsų socialinis tas burbulas,
Nes peržiūros laikas labai lemia, ką aš patikrinau. Jeigu aš patikrinau bilietus, man išmes pasiūlymus į keliones. Jeigu aš pradėjau domėtis, ką mokslininkai ten pasakė, man toliau mes tokius pačius straipsnius. Mes patys programuojam savo srautą. Auginti savo kritinį mąstymą. Tikrinti, netapti visišku ciniku, kritiku ir sakyti, kad viskas yra netiesa. Tikėti dalykais, bet patikrinti, klausti klausimų. Ir ieškoti atsakymų. Tai vienintelis dalykas, kuris gali išgelbėti ir perskaityti, patikrinkit. Palinksėkit galvą, bet nebūtinai persidalinti tuo, kuo jūs nesat. Nors 100% šiais laikais turbūt negalima nieko būti. Tai tiesiog auginti kritinį mąstymą ir būti drąsiems, klausti klausimų, kvestionuoti dalykus.